Labą dieną, sveiki tie, kurie vėl prisijungė prie Lietuvių kalbos akademijos. Ir šiandien man labai smagu, kad su manimi dvi damos, ponios iš Prancūzijos. Tai Inga iš Paryžiaus. Labą dieną. Ir Jolita iš Strasbūro. Sveiki. Inga ir Jolita turi lituanistinės mokyklas Prancūzijoje. Jau eilę metų esate ten ir lietuvybės puoselėtojos, ir prie bendruomenės prisijungėt. Jolita net ir jaunimo sąjungos turi patirties. Jūs jau eilę metų Paryžiuje laikot visus kampus. Šiek tiek papasakokit apie Paryžiaus mokyklą ir savo asmeninę patirtį. Kiek žinau, tai jūs esate dar ir ne vieno berniuko mama. Tikrai taip. Tai esu Inga Kvietelaitienė, prelato Jono Petrošiaus lituanistinės mokyklos Paryžiuje mokytoja ir direktorė. Pati Prancūziją atvykau prieš 26 metus. Na ir į mokyklą žengiau iš karto iš pirmo rudens, taip jau mokyklo 26 metai, pačiai mokyklai kitais metais bus jau 30. Ir iš tikrųjų į mokyklą atėjau dar neturėdama visai vaikų, buvau visai šviežia pedagogė, baigusi Vilniaus pedagoginį universitetą. Na ir tiesiog atėjau iš įdomumo. Paskiau vienas po kito atsirado vaikai, 3 berniukai ir ta mokykla pradėjo augti kartu su jais. Iš tikrųjų patirtis atsirado tiek mokytojos, bet ir lygiai taip pat iš mamos pusės. Tai mano vaikai jau vyresnėlis baigė šiemet paskutiniai metai mokyklą, taip kad mes su juo jau esam praėję visas pakopas. Mokykloje be mano vaikų, žinoma, dar yra ir kitų, tai šiais metais turime apie 80 mokinių. Tai tikrai kiekvienais metais skaičius tik tai auga, reiškia susidomėjimas mokykla lygiai taip pat. Mokykloje turime vaikus nuo 2,5 iki 18 metų, taip kad mokykla visiškai, kaip sakoma, pilnutėlė. Ir manau, kad mokyklos toks, kaip sakyti, labai dažnai klausimas iškyla, koks jūs tas mokyklos yra tikslas, ar ne? Na tai tikslas yra pirmiausia, kad lietuvių kalba jinai asocijuotųsi su teigiamom emocijom, kad lietuvių kalba asocijuotųsi su šeima, su tradicija, kad kiekvienas į mokyklą atėjęs vaikas išeitų ne tik tai išsinešdamas lietuvišką žodį, bet dar ir kartais visą būrį draugų. Jolita, pati esi taip pat 2 vaikų mama, taip? Taip. Ar mokykla atsirado, kai atsirado vaikai? Oficialiai taip, bet bendruomenėje vadovauju jau seniai ir teko prisidėti ir tada, kai vaikų neturėjau. Rudenėlio šventės, joninės, užgavėnės šventės darydavom jau labai seniai, bet tikrasis tas vaikų klubas atsirado tikrai, kai draugių būrys susilaukė vaikučių ir buvo baby boomas toks mūsų Strasbūro lietuvių bendruomeniai ir pradėjom rinktis paprastai parkuose, pas kažką namuose, vaikučiam ruošdami jogą, pamokėlės, tiesiog mamų iniciatyva. Bet po to nusprendėm, kad reikia plėstis ir įkūrėm mokyklą. Tai taip 3 metai jau oficialiai gyvuojam ir vaikų yra apie 20 ir viskas plečiasi, džiaugiuosi ir tikrai yra lituanistinio švietimo atgimimas Prancūzijoje, nes mes nesam vieni ir Lyonas, ir Nica pasiekė mūsų pavyzdžių ir visi labai labai gražiai bendraujam, ko labai džiaugiamės ir daug projektų bendrų ir bendraujam ne tik su Prancūzijos mokyklom, bet ir su kitomis valstybėmis, tai tiesiog labai teigiama. Jolita, tavo gana jauna mokykla, taip, nors ir patirties prieš tai anksčiau turėjo ir jaunimo sąjungoje, ir bendruomenės renginiuose, bet mokykla pati tokia dar pati jaunystė. Jūsų jau turi daugiau metų.
ką tik besikuriančiai mokyklai, kas labiausiai padėjo, kur kreipėtės pagalbos, kaip tas pats susikūrimas įvyko, ar tiesiog spontaniškai mamos susirinko, darom tokią aktyvią grupę, pradedam kažką, ar kažkiek ir formaliai klausinėjotės, kaip pradėjot judėti? Pradėjom tai tiesiog iš idėjos. Aš manau, viskas tai prasideda nuo keleto žmonių, brančas, mamos nusprendė, reikia kažką daryti, tam svetainiai nebetelpa mūsų daug, reikia ieškoti. Kitas sako, aš kažką pažįstu, radome kalbų asociacijos patalpas, ten ir glaudžiamės jau keletą metų ir tik paskui darant, susiduriant su visais iššūkiais ir matant, kad sunku, kartais motyvacijos trūksta ar žmonių, kurie nori mokyti, tada pradėjom ieškoti. Radom ir Paryžių, ir jūs, ir aruodo visą galimybių ir tada supranti, kad tu ne vienas šitam kely ir tada nori jau įsivažiavęs į visą tą procesą, nori mokyti ir kitus ir padėti kitiems, nes supranti, kad tie pirmi metai labai sunku, kai esi vienas. O kai atrandi bendraminčių šitiek, viskas daug lengviau. Ir jūs, kiek žinau, šiemet sukūrėt Prancūzijos švietimo tarybą. Tikrai taip ir sveikinamės su tarybos narėmis. Turime dar 2, mes 4 valdyboje įkūrėme, nes turėjom puikius mentorius ir Prancūzijoje dar neegzistavo. Tai dabar egzistuoja ir tada tikrai atsiveria daugiau galimybių, informacijos keitimasis ir tikrai skatinam ir mokytojas, ir vadovės dalyvauti visose veiklose, seminaruose, mokymuose ir tai yra tiesiog neįkainojamos patirtis. Jūs esat Prancūzijoje jau tikrai ne vieną dešimtmetį ir mokykla veikia senai. Jūsų akimis, kaip keitėsi Prancūzijos lituanistinis švietimas, nes dabar taip žiūrint iš šalies tikrai atgimimas ir mokyklos kūrėsi, daug naujų iniciatyvių, švietimo taryba susikūrė. Kaip jūsų akimis, iš jūsų perspektyvos, kaip tas visas pokytis atrodo? Iš tikrųjų, tai labai viskas pasikeitė per tuos 26 metus, kai aš atėjau į mokyklą. Tai mes buvome 2 mokytojos ir turėjom 5 vaikus. Tai va, bet nepaisant to, turbūt tas jauno pedagogo entuziazmas buvo didesnis už bet kurias kliūtis. Ir mes turbūt kokius, nesumeluosiu, 4 metus dirbom su 4-5 vaikais, nebuvo lankomumo, nebuvo tų tokių susiekimo priemonių, kokias mes turim šiandien. Telefonu tėvai nebūdavo visada pasiekiami ir tėvai suvokdavo šitą mokyklą net ne kaip būrelį, bet kaip kažkokį tokį, nežinau, toks, kai sako, nežinau su ko valgyti, nežinau, kas tai yra, nežinau, kam man to reikia. Ir buvo pirmiausia atliktas labai didelis darbas su tėvais, kad jie suvoktų, kad lankomumas. Pirmiausia, aš nieko negaliu padaryti kaip mokytoja, jeigu mano klasėje kiekvieną kartą ateina svetimi kiti vaikai, kuriuos aš dar nepažįstu. Na va, tai mes augo, kaip sakytų, irgi tas bumas toksai gimstamumo, atsirado daug naujų šeimų, tos šeimos pradėjo kalbėti tarpusavyje. Na ir vaikų skaičius pradėjo augti po truputėlį, augo mokytojų skaičius, tada jau atsirado tokios tikresnės klasės, kuriuose mes jau dirbom ne vienu metu su visais vaikais, pradėjom juos skirstyti pagal lygius ir atėjo poreikis iš tėvų. Pirmiausia, jie suprato, kad jiems norisi, kad tie vaikai kalbėtų lietuviškai, atsirado klausimai, kas yra dvikalbystė. O mes apie tai galėjome labai daug pasakyti iš patirties, nes dar visai neseniai Prancūzijoje dvikalbis vaikas tai nebuvo vaikas, kuriam dvikalbystė būtų kažkoks tai teigiamas taškas jo gyvenime. Dvikalbystė buvo dažnai suvokiama kaip neintegravimasis į visuomenę. Tai reikėjo labai palaikyti kai kurias mamas, kad jos suprastų, kad dvikalbis vaikas pradžioje galbūt jam yra sunkiau, bet ateityje tai yra labai svarbu palaikant ryšį su savo šeima. Na, tai ta lituanistinė mokykla, jinai tiesiog, po truputėlį, mes, kaip sakoma, dėjome plytą po plytos ir svarbiausia, tai yra kolektyvas vis dėlto, kaip aš šiais metais rugsėjo 1 proga sakiau savo mokytojams, sakau, žinoma, mokiniai yra be galo svarbu, bet pirmiausia, turbūt mokykloje yra mokytojas.
Ir man visada labai sekėsi, aš turėjau tikrai visada labai kūrybingas mokytojas, kurios pirmiausia yra atsakingos. Ir nepaisant visų sunkumų, kiekvienais metais mes auginom tą vaikų skaičių, auginom tėvelius, vis aktyvesnius ir aktyvesnius. Ir dabar mokykla jau nebe vienintelė Prancūzijoje ir aš ką noriu pasakyti, kad tas irgi yra labai labai svarbu. Tai yra naujas įvykis mūsų mokyklos gyvenime, nes atsiradus Strasbūro mokyklai, Liono mokyklai, mūsų jaunai Nicos mokyklai, tai toksai gavosi, kaip pasakyti, toks kaip niuksas mums į šonus, ar ne, nes mes virėme vis tiek tokiuose savo sultėse, sakykime, žinojom, kaip reikia daryti, žinojom, kad tai veikia, bet pamatėm, atsiranda naujos mokyklos, toks kaip jaunas žmogus, tikrai mokytojos jos yra jaunesnės negu aš. Ir mums dabar taip norisi atgimti. Iš tikrųjų, tas atgimimas vyksta pačioje Prancūzijoje, bet aš jį labai jaučiu pačioje mūsų mokyklos struktūroje, nes ir mokytojas nori padaryti kitaip ir nuo šių metų mes nusprendėme pritaikyti mūsų mokymą, pritaikyti tiksliau lituanistinio švietimo ugdymo programą mūsų mokykloje. VDU universitete mes 2 mokytojos sekame paskaitas apie diasporos ugdymą. Tai vėlgi yra papildomos kažkokios tai žinios vaikam. Na ir iš tikrųjų stengiamės labai keistis, tapti kuo daugiau modernesnės ir tokiu būdu tikimės pritraukti pirmiausiai tėvus, nes jie atveda vaikus. O paskui mes jau pasirūpinom, kad tie vaikai liktų. Jolita, jūs esat šiek tiek toliau nuo Paryžiaus, tačiau ar vyksta kažkokie tai pamokų mainai, nuvykti pas kolegą, susitikti, turbūt renginių vis tiek Paryžiui turite ambasadą, ten vyksta daugiau, kaip jūsų tas vidinis bendradarbiavimas vyksta? Tikrai taip. Ir dabar šiais metais tikrai susitikom daug, kas iki šiol nevyko taip, bet tas bendradarbiavimas vyksta ir šiaip bendruomenės mastu. Pradėjo bendrauti labiau su regionais, skatinti susitikimus ar Paryžiuje, ar kituose regionuose ir tai tikrai veikia. Ir mes kaip mokytojas tikrai ir vadovės pasinaudojom tą progą, susiderinam, susitinkam Paryžiuje, aišku, sostiniai tikrai paprašiau visiems atvykti ar iš pietų Prancūzijos ar iš Strasbūro, mus skiria tik 2 valandos. Tai susitikus į kultūrinę kažkokią parodą ar koncertą ar tiesiog minėjimą ambasadoj, paskui tikrai darom neformalius susitikimus prie vakarienės stalo ir tai yra neįkainoma patirtis, nes dalinamės ne tik teigiamom patirtim, bet ir neigiamom ir tikrai viena kitai padedam, ar tai liestų administracinius kažkokius nesklandumus, ar tiesiog kaip pildyti paraiškas, ar kaip dainuoti daineles, tikrai tai veikia. Ir ką minėjo Inga dėl dvikalbystės, dabar tikrai tėvai daug daugiau žino, bet vis tiek tai yra labai svarbu priminti, kad kalba tai nėra tik tais komunikacijos priemonė, tai yra identiteto dalis. Ir tai supratę, aš manau, tėvai tikrai nereiks jam daugiau įrodinėti, kodėl tu atvedi tą vaiką, kodėl tai svarbu. Ir mūsų bendras tikslas mūsų jungia ir labai svarbu, labai smagu, kad mes kartu ir darom daug. Tikrai iš šono žiūrint labai džiaugiamės jūsų tuo atgimimu, labai smagu, kad taip bendraujat, bendradarbiaujat ir mokyklos naujos kūrėsi. Labai įdomu sužinoti, kaip jūs motyvuojat savo vaikus. Kaip ateina, būtent Prancūzijoje, kaip pirmiausia pasiekėt vaikus ar tėvelius ir koks tas motyvacijos receptas. Aš turbūt pas visus to paties klausiu, nes labai įdomu sužinoti, nes skirtingos šalys skirtingai kartais tą daro. Tai kaip jums pavyksta, vis tiek jau daug patirties turit, galbūt tam tikrais laikotarpiais kažkaip kitaip tą darot, ar kažkuo turit pasidalinti? Aš kaip minėjau, tai iš tikrųjų bandau išaiškinti savo atėjusiam naujom mokytojam ir pati esu tikrai įsitikinusi, kad šita mokykla, jinai neturi būti bendro lavinimo mokykla, jinai nėra tokia. Pirmiausiai, kadangi mes susitinkame savaitgaliais.
Tai dažniausiai būna sekmadieniais ir vaikas, kuris ateina sekmadieniais, jisai labai puikiai suvokia, jau būdamas 4-5 metų, kad sekmadienį jisai turėtų būti namuose, ar ne, su draugais. Tai mūsų toks, kaip sakyti, kaip mes motyvuojam vaikus, tai mes padarome, kad ta mokykla būtų linksma. Pirmiausia taisyklė pamokoje, kad vaikas jaustųsi priimtas, kad jam būtų linksma, tai reiškia, mes tikrai naudojam labai daug žaidimo, žaidžiam lietuvių kalbą. Mes stengiamės, matai kartais iš tikrųjų vaikus arba pasišneki su tėvais, nes vis tiek komunikuojam, ar ne? Tai sako, nežinau, jisai pas mane toks uždaras mokykloje, jam jisai toks nelabai turi draugų, ar ne? Tai tada aš tuo tikiu, kad aš galiu per tą vieną kartą iš to vaiko padaryti herojų klasėje, ar ne? Aš tada jį fokalizuojusi ir aš darau jį klasėje kažkokiu tokiu, kuris tikrai gali. Ir aš jam įrodau, kad jisai gali, ar ne? Nežinau, kaip ten viskas baigėsi paskiau, bet aš manau, kad mes vienu kartu ne tik tai galim išmokyti lietuvių kalbos, bet mes galime tiem vaikam parodyti, kad yra vieta, kurioje jie gali jaustis gerai ir kad mokytis gali būti linksma. Tai čia tai, kaip sakyti, su mažiausiais yra labai paprasta, užtenka, kad būtų gražios dainos, linksmi piešiniai, besišypsanti mokytoja ir sužaistas žaidimas yra, ar ne. Kuo mes daugiau dirbam su vyresniais vaikais, aš pati turiu klasę, kurioje mokinasi nuo 9 iki 12 metų vaikai, tai man pirmiausiai, kai aš matau ateinančius vaikus sekmadienį, aš žinau, kad jiems yra tikrai nelaikas ir ne vieta šiandien mokintis. Tai mes prisigalvojam įvairiausių ritualų, tai reiškia, yra šūkis bendras, yra šokis kažkoks, tai įėjimas į klasę yra kažkoks ypatingas. Ir tie vaikai įeina į tą patį, kaip sakyti, tą, tokį gerą jausmą ir pamoka iš tikrųjų įvyksta visą laiką puikiai. Yra kitas dalykas turėti paauglius. Tai yra tie 13-18 metų grupė, kurie tikrai yra sunkiai išjudinami, jau jie, kai sakoma, kaip kalnai nepajudinami. Tai su jais mokytojos dirba dažniausiai visiškai ne pagal tikrą mokyklos programą, jos dažniausiai sugalvoja įvairiausių veiklų, kaip pavyzdžiui sugalvoti grupėmis biznio planą, lietuvių kalba, kas be ko, ir paskui užsikviesti tėvus, ir tie tėvai sprendžia, kurio biznio planas yra geriausias, kaip sakyti, juos turi motyvuoti visai kiti dalykai. Tai ta motyvacija pirmiausiai per teigiamą energiją ir kiekvieno vaiko pamatymą, nes mes jų turim ne tiek daug klasėje ir aš manau, kad tai yra tikrai ta vieta, kurioje mes galime kartais tikrai labai padėti vaikams, kuriems bendro lavinimo mokykla nesuteikia galimybės tapti herojumi. Labai šaunios mintys. Ir manau, kad tikrai išgirdus ne viena mokykla jūsų šitus pasidalinimus tikrai pritaikys kažką ir savo, nes žiūrėti į vaiką kaip herojų ir pritaikyti jam aplinką ir padėti juo tapti, tai tikrai labai smagu būti tokioje mokykloje. O kaip, Jolita, pas jūs? Ką jūs darot galbūt ypatingo? Kas išskirtinai jūsų mokykloje yra ir kodėl vaikas, būdamas 5-mečiu, kiekvieną savaitgalio rytą bėga su džiaugsmu? Nežinau, ar visi bėga su džiaugsmu, bet aš manau, kad viskas prasideda nuo mamos visų pirma, ar nuo tėčio, gal kartais ir būna ir tėtis, nes jos kelia tos vaikus sekmadienio rytą ir po blynų atveža pas mus 10 ryto. Tai visų pirma reikia, kad būtų motyvuotos mamos, o mamos, manau, jos veda vaikus, kai vaikas gerai jaučiasi ir mato, kad smagios veiklos, aš tikrai paantrinsiu Ingą, tai veikia viskas, veikia dainos, veikia projektai, atvežtos integruotos pamokos ar spektakliai, bandom viską tikrai ir interaktyves visokias detalės, ir dainas, ir žaidimus, ir lavinamas kortelės, bandom tiesiog kas kartą augam kartu su vaikais. Ir matom, kažkas veikia, tada pasiliekam tas mintis, jei neveikia, išmetė, prisijaukinom dabar ir naują gyventoją gandrą, nes vaikai pradžioj mokslo metų tiesiog labai neklausė, tai kadangi vadinamės gandriukai, tai turim naują draugą gandriuką
Ir jis keliauja kas savaitę pas kitą vaiką, jis jį pagloboja. Tai čia tokia juokinga istorija ir galvojom tada, turėsim gandrą, viskas išsispręs. Tai vaikai elgėsi taip gerai, kad mums buvo paskui sunku nuspręsti, pas ką tas gandras keliaus. Tai dabar labai gerai elgėsi vaikai, tai turim tokią problemą, kad nežinom vis, kur tas gandras keliaus, tai traukiam burtus. O jeigu rimčiau, tai tikrai prasideda viskas nuo mamų. O mamos, matydamos vaikus laimingus, besišypsančius, atves ir daugiau, ir dar pašnekės ir draugiam, ir aplink. Ir dar veikia tikrai viešinimas, nes, kaip sako Inga, kartais verdi savam rate, bet daliniesi kažkas ar pasidalina kitos mokyklos. Ir matai, ir galima kopijuoti tas praktikas, ar tiesiog žaidimą, ar dainą pakopijuoti ir pas save padaryti. Tai bendras geras jausmas vaikams ir mokytojams, dar mokytojo. Taip, reikia, kad laimingas ir mokytojas būtų. Tai tikrai taip, kaip tik užsiminėjai apie tai, nes mokytojams pastaruoju metu labai daug iniciatyvų, tiek tokio asmeninio tobulėjimo, ir studijos, ir įvairūs kursai, ir studijų moduliai, ir šalyse bendrai įvairūs kvalifikacijos kėlimo seminarai vyksta. Netgi vasarą stovykla mokytojams, žiemą vyksta mokyklų vadovų sambūriai, kur galima pasisemti įvairios patirties, pasidalinti su kolegom iš kitų šalių. Kaip jūs savo mokytojas motyvuojat? Ar būtent labai svarbu yra tas kvalifikacijos kėlimas, kada žmogus investuoja kartu ir į savo paties tobulėjimą ir kartu mokyklai tai kokybės ženklelis, bet ar dar kažkokių papildomų priemonių imatės? Mes iš tikrųjų turim labai motyvuotas mokytojas. Iš savęs, tai čia pirmiausias yra dalykas ir kada jos ateina iš tą mokyklą, tai aš joms labai smulkiai stengiuosi papasakoti, kas tas yra, visada leidžiu pasibandyti bent vieną kartą, bet jas motyvuojamės labiau tarpusavyje. Tai vėlgi, jeigu aš savo klasėje, su savo mokiniais stengiuosi, kad ta nuotaika būtų gera, tai lygiai taip pat su savo mokytojomis aš stengiuosi padaryti taip, kad bendravimas būtų konstruktyvus ir pozityvus. Tai jeigu aš jau matau, kad jauti, kad jau yra kažkas tai negerai, telefonas į rankas, skambinam, klausiam, kas yra, kaip galiu padėti, ar ne. Tai mes darom mokytojų susirinkimus, tokiu labai klasikiniu būdu, pasidaliname savo pamokomis, savo pasiekimais, savo idėjomis. Žinoma, visada labai skatinu ir perduodu visą informaciją, kurią tik tai gauname iš įvairiausių kanalų apie galimybę tobulintis. Šiais metais turėjome vieną mokytoją, kuri dalyvavo Vilniaus universitete ruošiamoje, dabar nepasakysiu tiksliai pavadinimo, kurioje programą lietuvių kalba ir tautosaka, man atrodos. Tai tikrai sugrįžus su labai dideliu pundu įvairiausios medžiagos, su kuria jinai pasidalino su mumis, taip kad vėlgi yra žinių pasikeitimas. Aš žinau, kad aš dabar sugrįšiu, vėlgi darysiu su jomis susitikimą, pasakosiu, kas yra kitur kitaip, ką galėtume patobrinti. Na ir žinoma, dabar yra tikrai tiek galimybių tapti geresne, kad reikia tiesiog padaryti gerą pasirinkimą, kuris būtų tau priimtiniausias, nes kas be ko, šitas darbas jisai juk yra, tai nėra hobis, tai yra malonumas, daugiau negu hobis turbūt, ir jisai dažniausiai yra daromas tada, kada mes nedirbam savo klasikinių darbų, tai kas be ko yra labai daug pasiūlymų, bet reikia tiesiog kartais pasiderinti savo šeimą, savo darbus su galimybėmis tose paskaitos ir kursuose sudalyvauti. Bet aš manau, kad didžiausia motyvacija tai yra vis dėlto matyti kito darbą, kaip šiandien mes tai padarėme ir iš tikrųjų kas mane visą laiką užmotyvuoja, ne tiek tas, kad aš sužinau, kas dar yra naujo, ką galima kitaip, kiek sužinau, kad aš irgi neprašaunu visiškai pro šalį. Tai tas yra labai svarbu, nes mes vis dėlto esame mokyklos, kurios, kad ir yra Strasbūras regionas, bet ta mokykla, jinai vis tiek gaunasi šiek tiek izoliuota. Tai manau, matyti kitą, dalintis patirtimi ir tai yra
turiningiausi susitikimai. Ir pasitvirtinti savo, kad esi teisingam kelyje. Tai yra labai svarbu. Tai yra labai svarbu. Aš visai nesenai buvau Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje, ten vyko metų mokytojų premijų įteikimai. Ir kaip tik išgirdau apie tai, kad mokytojas tai ne profesija, mokytojas tai prestižinis gyvenimo būdas. Tai vat būtent ką jūs pasakojat, kad mūsų tas visas buvimas toj mokykloj ir atėjimas savaitgaliais, tai man tas vat nuskambėjo gyvenimo būdas, tai tikrai apie mus. Nes pas mus mokytojas gali būti taip mokytojo profesija, bet tai gali būti ir chemikas, ir fizikas, ir matematikas, ir mokyti lietuvių kalbą. Aišku, dabar kvalifikacija ir visi kiti dalykai, bet tai tampa gyvenimo būdu keltis kiekvieną šeštadienį arba sekmadienį ir praleisti tą savaitgalį kartu su vaikais, nes tu kitaip negali. Taip, tikrai, vidinis balsas, kodėl darom, nežinau. Tiesiog atsikeli ir darai, nes taip toks gaunasi man trečias vaikas ir tu negali kitaip, tu nepaliksi dabar vidury kelio, tai taip svarbu, tai gyvenimo dalis. O kaip motyvuojam, tai šnekam tikrai su mokytojom ir paprasčiausiai WhatsApp grupės, programėlės turim. Mūsų mokyklos grupę, turim visos Prancūzijos mokytojų grupę, turim vadovų, švietimų tarybų. Ir tiesiog kiekviena pamačius kažką naujo, dalinamės, siunčiam ir tai veikia. Netgi šiandien stebint, kas vyksta, fotografuojant kitų mokytojų darbą, iškart siuntė į grupę savo mokytojams, sakai, tą reikia pasidalinti, tą pabandyti. Ir tikrai suprantam, kad darom gerai, kai ką pasiimam iš kitų, vėl pabandom ir kodėl veikia visi šitie seminarai, visos lyderystės suvažiavimai, mokymai, tai tikrai kelia mūsų tą savivertę ir motyvuoja į toliau, užsisuki tą varikliuką ir važiuoji vėl iki kito, pusę metų tai veikia ir po to vėl reikia kažko įkvėpti. Tai tikrai darykim, ką darom, tęskim toliau. Taip. Labai smagus pavyzdžiai. Dar labai įdomu būtų sužinoti, vis tiek mokyklos skirtingose vietose, dydžių skirtingos, amžiumi skirtingos. Kaip jūs savo mokyklose vaikams pasakot, kodėl verta mokytis lietuvių kalbos? Aš pradedu tai daryti nuo savo vaikų. Kodėl jiems reikia lietuvių kalbos? Tai su vyriausiųjų lietuvių kalba jinai tiesiog atėjo, nes aš neįsivaizdavau, kad net nesupratau, kaip gali būti kitaip. Su antru reikėjo daugiau pastangų. Jie ir gimus trečiam aš supratau, kodėl mano vyriausiems reikėjo lietuvių kalbos. Kai šiandien dienai mūsų jauniausias 9 metų nenori kalbėti lietuviškai, nors viską puikiai supranta ir puikiai šneka, tai broliai jam pasako, kaip tu gali nepriimti šitos dovanos iš savo tėvų. Tai yra dovana, tau daryti nieko nereikia, tau reikia tiesiog šnekėti. Ir kai mes išgirdom tai su mano vyru, aš visiškai nesitikėjau, aš niekada jiems nepristačiau to kaip dovanos ir aš supratau, kad tai buvo dovana. Ir šiandien dienai savo mokiniams aš sakau, kad tu esi ypatingas. Jūs šnekat lietuviškai, tu šaunuolis, tu žinai, tu moki. Kaip tu šneki, tu kalbėjai Lietuvoje su močiute lietuviškai. Koks šaunuolis, klausyk, ar bandai rašyti laišką. Tu moki paskaityti, tu žinai šitą žodį, tavo draugas šitą žodžio nežino. Bet aš manau, kad į mokyklą pas mus ateina jau šiek tiek užmotyvuoti vaikai ir jau mums mokykloje labiau reikia ne vaikus motyvuoti, nes mums reikia vaikas, kai ateina į mokyklą, jis neteina su ta mintim, kad kaip jam gerai, kad jis kalba lietuviškai. Mums reikia užmotyvuoti tėvus. Ir čia mes jau dirbam su tėvais, aiškinam jam, kokia tai yra nauda, kai tėvai ateina į mūsų mokyklą, palydi vaikus ir kai jie geria kavą ir šneka su kitais tėvais, jie suvokia, kad šitos Irenos vaikas šneka, lietuviškai reiškia ir mano gali.
ar ne? Tai va, tai ta motyvacija, jinai tokia grupinis visiškas darbas yra. Ir taip, tai yra dovana, kurią mes dovanojam savo vaikams ir vėliau ar anksčiau jie tai supranta. Tikrai, ir apie kavą paminėjai, tai tikrai mamos vis tiek nenori, jos lyginasi. Ir kas veikia, tai kai pabūna Lietuvoje vasarą pas senelius ar stovykloje vaikai ir staiga pradeda labai atsirakina tą lietuvių kalbą ir gražiau kalba, o tikrai tavo gražiai jau kalba Tomukas ar Augustas ir reikia ir man leisti. Tai tikrai veikia mamų pokalbiai ir tie kavų pagerimai. Ir jie ateina į mokyklą tokiu būdu. Jie ateina į mokyklą, sako, klausyk, žinok, atsivest tą vaiką. Tai mes neturim jokių kanalų, kuriais mes ieško mokinių. Pas mus visada ateina mokiniai, nes kažkas girdėjo, kažkas kažką sakė, pasakė, atėjau, pabandžiau ir pasilikau. Aš tai labai dažnai, kai paaugliai klausia, nes paaugliai dažnai klausia, kodėl man tai daryti, kodėl čia verta. Tai aš visada pavyzdžius jiems sakau, norėsit būti Lietuvos prezidentas. Valdas Adamkus, nemokėsit kalbos, tai puikiai nepavyks. Mūsų arkivyskupas Grušas iš JAV, užaugęs lituanistiniai mokykloje, kažkada pats pasakojo, kaip tingėjo eiti rytais į mokyklą ir žodžiu mokytis. Tai visada yra labai smagių pavyzdžių, su jais pasidalinti, o dabar visai nesenai per mokytojų dieną išgirdau vieną nuostabų pavyzdį, kai vienas labai gerai žinomas Lietuvos kūrėjas mokėsi lietuvių kalbą jau garbiam amžiui ir pasakė, kad o jeigu kai numirsiu rojui, tave pakalbins gimtąją kalbą, o tu nemokėsi, kaip tada? Tai kartais tą kalbą mokytis kaip ir niekada nevėlu. Tai su ta mintim turbūt ir pabaigsim šiandien, ar tai būtų kūdikis, ar tai būtų mažas vaikas, paauglys, ar tai jau būtų suaugęs žmogus, kuris nori išmokti savo senelių kalbą ar patobulinti žinias. Niekada nevėlu. Labai džiaugiuosi, kad Prancūzija atgyja ir tikrai niekada nevėlu ir toliau siekti aukštumų. Tai ačiū labai viešnioms ir susitiksim jau kitoje laidoje. Viso geriausio. Ačiū.